paskutinė žiemos diena. Man atrodo, kad bus smagu. Prisiminsim kaip niekada. Žiema buvo ypatinga, tai manau, šitas žygis mums bus ypatingas. Ir sveiki atvykę į Lito veidus. Lito veidų žygių ciklą į Žemaitiją. Pernai metų idėja buvo Dubisa. Daug kas su mumis žygiavo. Turėjom tokį visų metų tikslą ir misiją. Ir turbūt prisipažinsiu, kad pasibaigus Dubisai ir patiems buvo nelengva sugalvoti, kas toliau. Visi klausinėjot, o tai kas toliau, nežinau, sėdėm su Vainim nusinulinę ir suprantam, kad nebežinom, kur čia reikės po tą Lietuvą vaikščioti. Tai iš tikrųjų buvo kūrybinių kančių nemažai. Aišku, norėjusi to, kas ir būtų patiem įdomu, trauktų pačius ir tada, tikimės, kad trauktų ir jūs ir kažkokioj akimirkoj, gimė Lito veidai. Tai yra litai, sentimentai, mūsų nacionaliniai valiutai, nacionaliniam pinigui ir kažkaip taip susižiūrėjom, kiek yra tų veidų. Ant Lito kupiūrų jų yra 10. Buvo visos 10 ciklų. Labas, tik Kauno Žemaitę pažinti internetu. Pradėjom dėliotis, taip, visų pirma 10 veidų, 10 išskirtinių asmenybių, 10 Lietuvai svarbių žmonių, tautiniam identitetui svarbių žmonių ir pagalvojom, kad turbūt aš atsakyjom daug Tai realiai šitas ciklas mus kvies iš tikrųjų į 2 etnografinius regionus. Taip jau yra Suvalkija ir Žemaitija. Dzūkijos etapų nebus, Aukštaitijos etapų irgi nebus. Taip yra. Jie visi žmonės gimė didžioje netgi dalis Žemaitijoje ir šiek tiek Suvalkijoje. Ir 10 žygių, tai turbūt kaip ir su Dubisa panašiai startuojam vasarį ir greičiausiai kokį spalį mes jau žygiosim paskutiniame etape. Ir pradedam nuo Žemaitės, eisim pagal nominalus, ar ne, nuo pirmo iki didžiausio, tai šiandien susitinkam pas Žemaitę, Žemaitė žygyje, vienintelė moteris ant litų, turbūt vienintelė moteris, bet ne apskritai lituose, nes buvo litai dar leidžiami ir anksčiau, net jie patys paskutiniai. Pradedam Lito seriją žygis, apsidairyk aplinkui, pirmasis žygis, Žemaitė, Puatelio apylinkėse, dabar žygiuojam link Siberijos apžvalgos bokšto. Ėjimas nėra toks jau paprastas, va čia. Visi išeina, eisime mes, kad galėtumėm įsibėgėti, reik tarpą padaryti, kiek žemaičių. Telė, atsilikam, kai įsibėgėti. Ale, čia daug tokių norinčių neįr. Ne, tai Dainis sakė, kur keliai bus, tai ten sakė, galėsit lenktyniauti. Na. Ne, O čia nenorite?
Tai gal ir slidu čia daro. Su tais guminiais į slidu. Nu toks protektorius. Nelabai sminga gal. Nu, baigia nusileist biškis slidus su guminukai. Bet sausa. O šitaip vyksta pėdų darymas. Sijoną neprisiminkit, čia ponė Žemaitė. Oi, sveikai visada. Brenda viską per sniegą palikdamas pėdas. Aš įpratus galėjau. Brenda ragina. O dar nepasvoja? Prisiminsim kai ką. Tai va, brendam išrinkom pėdom. Yra kur giliau išrinkom, yra kur ne tiek giliai. Šiaip nešauta visiškai. Palei kapinių tvorą žygiuojam. Nu, žiūrėkit, kokios pusnės. Nu, biški mažiau kelio, bet geras. O, Babas, kaip čia nu va, pakliuvai, eik nufilmuosi. Telefonų, kaip periskopas panašiai. Išlindęs Jūs portretinių nusistatė. Bet iš palidovo mačiau. čia gražiai. Ačiū. Oi. O! Tai tu teikiu į pusę. Nu, kur tu čia tų pusnų tokių radai? Jo, tokių smagesnių yra atkarpėlio. Ir nemažai. Kažin, kaip jom ten su sijonais einasi. Nu, vaiks pasiruošiau šuolį tavo filmuot, o jis peržengė. Aš pasistengsiu, bet šiandien nebūtų tau ką filmuoti. Čia yra. Kojas atsiliginė pradėjo. Nu, šitą aerobika labai gera. Tikrai. O, taip normaliai. Kameros norėjo, ne? Čia sakysiu, su fotografavimu tai... Gedas mašina šiemet, kad 10 kilometrų sujungtų kairių posūkį. Bet tai jūs jau turbūt nemažai metų, ar ne, kaip žaidžia? Tai aš kažkada su kaliniai žaidžiau. Kaliniai buvo sudarė komandą ir manim pasisamdė. Kažką tai O tokį. paskui čia... Sauliau, vos nepalpų pamatę su Maikete. Aš to įjungsiu.
Nu, konių Žemaičia. Vun trauklapę. Pirmin va. Tai va, taip ir žygiuojam. Vorele viens paskui kitą. Prasiminam taką. Nu va, koks klampojimas stovi aukščiau. Žemyn, 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 žemyn. Nu, iki kelio. Man iki kelio. Kol galiausiai atėjom ant Ubagų kalno. Kaip tėvai į mokyklą jie. Ubagų kalno akmuo tai yra didžiausias Latvių apylinkėse Žemaitijos nacionaliniam parke akmuo. Šiek tiek yra ir žemėje, tai nuo žemės čia gal ne tiek ir daug, 1,20 m, bet jisai toks yra plokščias ir jo apimtis yra beveik 13 metrų. Ir šitas akmuo kadaise ant jo būta velnio pėdos, tai buvo ypatingas akmuo ir panašu, kad dar pagonis, protėviai mūsų baltai jį naudojo kaip apeiginį akmenį kurį laiką. Ir paskui realiai jisai yra ne visas, nes čia kažkoks apylinkių grafas buvo sumastęs atsiskelti dalį akmens statyti savo svirną. Tai būtent tą dalį, kur yra pėda, jisai nuskėlė. Bet pamatysite, džimdu tokia buvo. Nu, bet čia tempas visai kitas. Aš tai variu, tie kokį tempų varo. Aš ten bebu. Jie varo į priekį, paskui jos bėgo. Ten bėgimo krasai. Tai va taip ir keliaujam. Da kitokio kelio nebuvo šiandien. Tai nebus turbūt. Nieks nesakė, kad bus lengva. Vis dar karšta. Tai neelektrinis. Oi, atsargiai. Va, kokie pietus Pusnyse. Nu, ne pietus, per trokėlę. Tai pofik, tai sniegai visiems. Jaučiu tik taip. Nu, ir kaip. Nu, kokius 4 kilus praklampuojam. Išėjome kelią nuvalytą. Kai vietiniai parodo kelią, tai net vedlys griūna. Varlė užšalo, man atrodo, ir nenorant bijusias driežiukas. Varlė. Vaje, 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 vaje. Nesimpatiška varlė. Ir tigrai ir nutaikė, žinai. Šiandieną lengvų kelių nėra. Ir nebus. Op. Aš jau įsiriežus eiti ir stabdžiai. Nu, virš guminių sniegelio. Dainius čia išsivartė, sugriovė visas pėdas išardė. Nėra kaip koja pajudinti. Sniego bus mažiau kada nors. Po savaitės, gal po 2. Kai tikras pavasaris ateis, tai bus mažiau. Nu, šiandien da žiemą nėra ko norėt. Nu, užuojautą Dainiau. Žinau, ką reiškia eit pirmam. Prieš mėnesį ėjau, bet labai gerai atsimenu.
čia gerai jau. O čia gerai, kad su guminiais. Aha. Eidus noriu pakalbuoti. Na, koplytėlę pastatė, galvoja, kad neišeisim. Ateinam prie Strirbaičių ąžuolo. Nu, įspūdingas medis. Tikrai įspūdingas. Nu, bando apglėbti Strirbaičių ąžuolą. Tai kiek čia? 4,5 žmogaus. Na, ginas visai ten nereikia, matau, išties Ingrida rankas. Modelis, prašom. Kokia jagūtas pasislėpusios. Nu, ko jau ko, bet sniega netrūksta šitam žygį. Litų laida, ten buvo daug, aišku, projektavimo, daug minčių, ką apskritai vaizduoti ant litų. Jau čia atkūrus tą nepriklausomą Lietuvą, buvo minčių, tarkim, vaizduoti Lietuvos kunigaikščius, ten politikus, Smetoną, tą patį ir taip toliau, bet, nu, buvo, sakau, daug ginčų. Galbūt irgi mintis buvo, kodėl ne kunigaikščiai, nes, nu, mes nežinom, kaip jie atrodė. Tu negali vaizduoti ant pinigo, nu, kaip tu realiai net nežinai, kaip tas žmogus atrodė. Tai buvo daug ten visokių grupių, menininkų, įtraukta istorikų ir taip toliau, nu, kol galiausiai buvo išgrynintas sąrašas žmonių arba tokių, na, personažų, kurie turi atsirasti ant litų, kurie pasirodys 93 metais ir Žemaitės nebuvo nei vienos moters. Ir iš tikrųjų lietuvius konsultavo dėl lito išleidimo išeivis lietuvis Australijoje. Jisai pats Australijoje, tarkim, nežinau, dirbo su pinigais, pinigų leidyba, tai buvo tas žmogus, kuris konsultavo ir jisai pamatė tą tokį netitikimą, kad sako, turėsit problemų su feministėm, kažką darykit, nes pradinė mintis ant vieno lito banknoto turėjo būti valstietis su šiaudinė skrybelaitė, su dudele, nu va toks labai paprasta. 2 litai, man atrodo, vaidilutė ir jau paskui ten, aišku, jau kažkokie tikri žmonės, ar ne? Tai tada buvo nuspręsta gerai, kad tai bus Žemaitė, bet tada bus tik ant 1 lito banknoto. Bet kita vertus, šitas jos paveikslas yra tikra nuotrauka ir va šita graviūra buvo padaryta perpiešta iš šios tikros nuotraukos. Tai iš tikrųjų turbūt bene geriausiai, nu čia taip sakoma, kad yra bene geriausiai pavykęs portretas esantis ant lito kupiūrų. Bet įdomu yra tai, kad yra klaida ant šito banknoto, bet jisai niekada nebuvo perleistas. Jisai cirkuliavo nuo 94 iki 2007, tai reiškia, nu, va, daugiau net negu 10 metų, va, šito leidimo ir jisai nebuvo perleistas. Ir tos klaidos, tiesą pasakius, aš irgi net turbūt dėmesio nebuvau atkreipus, va, tik dabar pasižiūrėjau. Kai yra Žemaitės portretas, čia pačioje yra parašyta J. Žemaitė. Bet Žemaitė nėra jos pavardė. Tai arba turėjo būti tiesiog Žemaitė, arba J. Beniuševičiūtė Žymantienė. Tai čia, va, nes kituose piniguose viskas yra tvarkoj. Tai vat galėsit pasižiūrėti vat smulkiom raidelėm J. Žemaitė. Įdomu. Aišku, įdomu, kitoj pusėje yra Palūšės medinė bažnyčia, sako irgi įdomiai, kodėl jie taip sugalvojo ant to paties lito dėti, nes, nu, šitą Žemaitė negarsėjo kaip labai dievobą, ta prasme, netgi tokia, jis sakė, kunigofobija tokia labai turėjo, labai nemėgo kunigų, labai nenorėjo, kad jie būtų ne bažnyčio politikoje, nors kaip ir nevengė bažnyčios, tai, nu, va, toks taip dviprasmiškai tas, ar ne, kad Žemaitė ir kitoj pusėje, va, nu, religinis objektas. Tai, ma, tai tas pinigas, kaip sakau, cirkuliavo nuo 1994 iki 2007. Šiaip litai Lietuvoje cirkuliavo 22 metus. Nuo 93 iki 2015, kai mes įsivedėm eurą. Nu va, atėjom į Žemaitės Bukantės dvarelį. Viskas. Aš jau noriu pradėti, nežinau, kas čia kai girdat. Tai iš tikrųjų labą dėmesį jums. Nu, orą tai jau tikra, ką žinau, ne? Esam Žemaitės, mūsų Julytės tėviškė. Tai va, mūsų ta Žemaitė čia šitą ir gėmus tam dvarelį ir gyvenus iki 12 metų. Žemaitės tėvams šito dvarėlis nepriklausė. Čia ir grafų plėterių. O plėteris gyvena Šateikius, nuo mūsų dvarelį, kai jau jūs tokie esat žygeivė, tai jau to Šateikius, matyti irgi esate girdėję, net gal į Govikas.
Ilonkė, tai va Pleteris gyvena Šateikius, valdo Šateikius ir anam priklauso čia visa ta bukantė. Žemaičio fotosesija. Oi, valda kokia moderni. Džeima išlydėti jau baigo. Kuo daugiau ar žemaičio, ar fotografų. Kaip aš mokės? Nu ką, Žemaitę baigiam suvaikščiot, beveik 22 kilai, aikštelė jau matyt, žygis nebuvo lengviausias, tai planas, nežinau, čia ar BRC. Nu ką, aš aukštaitis esu. Tai va, iki kitų. Ačiū vedliams labai. 1, 2, 3.